prašymas. Taigi, labas vakaras, šiandien tema – priemonės natūralios namams, geresnis rytojus tau ir tavo šeimai. Pagalvojau, vėlgi užsiminiau trumpai, kad dabar jau pavasaris, mes visi irgi tokie, norim jau tvarkytis, valytis, artėja Velykos šventės, toks kaip valymosi etapas ne tik namų, iš tikrųjų mūsų pačių ir minčių, ir organizmo, ir iš vidaus, ir iš išorės. Ir mūsų TND kompanija siūlo daug priemonių, kaip tik dabar buvo toksai be vaizdo įrašo de ekspertas. Nežinau, kaip jums, kaip sekėsi, kaip šitos akcijos ar patiko ar nepatiko, man tai labai patiko iš tikrųjų. Kažkoks toksai suaktyvėjimas, judesys pasijuto ir labai netgi pardavimo principas per istorijas labai veikia šį kartą. Nežinau, kaip kitoms, nes iš tikrųjų daug kas per mokymus irgi pabrėžia, kad reikia naudotis istorijos šitų visų dalykų, būtent pardavimams. Nes mes juk ir keliam su rekomendacijom. Iš tikrųjų, kai keliam su rekomendacijom, aš pastebėjau, kai atkreiptų dėmesį, žmogus pamato priemonę, pamato rezultatą ir jam iš karto toksai susidomėjimas kyla. Rašo žinutės. Taip, bandau perjungti skaidrę. Ne visada kompiuteris manęs klauso, kaip matau. Taip. Taigi, būtų fermentinės skalbimo pasta. Aš ją atsinešiau. Visų nesinešiau priemonių. Kol kas esu išbandžiusi ją skalbti rūbams. Vėlgi, tai būtų dėmės, balti rūbai. Man patiko, kad, pavyzdžiui, galima skalbti ir ant žemos temperatūros 30-40 ir vėlgi tai priemonė, kuri yra natūrali. Tai yra nekenksminga nei mums, nei gamtais ir tiesiog su fermentais ir augaliniais kilmės ploviklių komponentais. Ir iš tikrųjų, kas nebandė, rekomenduoju. Taip pat dabar, sakiau, išbandysiu išplauti ir vonią, ir kitus paviršius, nes namuose mes ją galima naudoti ir riebalams, ir baltymams, ir krakmolo dėmėms išimti nuo plastikinių, emaliuotų paviršių, stiklo dirbinių, keramikos, plytelių, santechnikos ir kita. Aišku, prieš naudojant visą laiką reikėtų gal vienoje vietoje tik tai pradžiai pasibandyti, kad gali būti paviršiai padengti tam tikrom medžiagom, kad paskui nesugadinti, nes juk visko būna, tai kad paskui nebūtų taip, kad visą išsitepam paviršių ir paskui jau kažkas tai nutinka. Bet kol kas tikrai nieko nesu sugadinusi, nei vieno daikto, nei vieno rūbo iš tikrųjų, ką iš mūsų priemonę esu naudojusi. Tai šitą pastą tikrai rekomenduoju, čia yra beveik 0,5 kilogramo, bet mes jas naudojam labai mažai. Aš, pavyzdžiui, jeigu skalbiu didelį skalbimo mašiną, 8 kilogramai, yra, tarkim, ar šviesų rūbai, ar patalynę, tai aš kokį šaukštą dedu tos priemonės tik tai. Ir dar mėgstu šiek tiek tos skalbiklių, tai, kur turiu ekologišką. Tai vėlgi, šitą priemonę perkant, dalis pinigų keliauja į fondą medžių sodinimui, nes tai yra ekologiška mūsų priemonė. Daug nekalbėsiu apie kiekvieną priemonę iš tikrųjų trumpai, nes čia yra jų nemažai. Šito dalyko Dar truputėlį, žinai, kaip Inesa, tai apie kiekvieną tą pasakom, bet galbūt kažkas kažkokį turi atsiliepimų, ar ne, labai trumpai, nes vis tiek produktų tikrai nėra daug. Tai va, tik tai tiek atsakau, jeigu mažesnė skalbimo mašina, tai žinokit, arbatinio šaukščiuko užtenka. Tai va, taip. O jeigu ten paviršius, tai ant kempinėlės tiesiog pridedi truputėlį ir sakė, taip, visos kriauklės išsivalo, pati irgi dar nevaliau, nes aš su indų plovikliu vis to valau. Nu tai va, tai galbūt dar kažkokių turi pastebėjimų kažkas ir Inesa čiumpa jau muilo riešus. Ai, beje, šiais metais vis sodinam mišką už tuos pinigus. Prašom prisijungti, balandžio 20. Taip. Tai ir šitą galėsim paminėti. Arba paskui, jeigu kažkas norės daugiau prisijungti, pasidalinti bendroje tokioje apžvalgoje galėsim. Aš iš karto pasidalinau, tai nežinau, šitą produktą įsimylėjau nuo pat pradžių, man tai yra ne tik tai indų ploviklis, aš dabar čia jo nenešiau rodyti. Tiesiog yra koncentruotas, skalsus, natūralus, kas labiausiai man patinka, natūralus. Ir dabar galvoju, jau mano Kamilė yra daugiau negu 6 metai, reiškia, tiek metų mes jau šitą produktą naudojam, nes aš netgi
kol mes neturėjom skalbiklių ir visą kitą, su šituo plovikliu aš plaudavau kamilės rūbus. Leliukų rūbai, kaip būna, dėmelės, tos tokios, kur sunku išplauti, nuo natūralių sulčių, ar tiesiog būna vaikučiai atpila. Nu, tiesiog visko būna, kai maži vaikučiai, tai mano visi rūbai buvo švarus ir balti be jokių dėmelių. Su šitu indu aš netgi plovau vaikiškus rūbus. Ir buvo pliusas jokios alergijos. Nes žinom dabar šiais laikais, kad kiek yra daug alergiškų vaikų. Tai mes neturim alergijų, kas liečia naudojant šitus visus mūsų natūralius ekologiškos priemonės. Ir muilo šitas indų ploviklis putoja muilo riešuto pagrindu. Su juo mes galime plauti vaisius iš parduotuvės. Jis nepakenks, nes dabar dar nesenai, kaip tik mačiau, dalinosi, gal ir jūs matėt, iš parduotuvės obuoliai yra kelių, netgi ne milimetrų padengti vašku. Ir jie paprastai net su vandeniu, net su karštu vandeniu nenusiplauna. Aišku, yra žmonės, kurie nulupa tą žievę. Bet jeigu vaikai būna, jie nenori ten nuluptos, tai mūsų indų plovikliu tikrai galim plauti vaisius, daržoves drąsiai. Ir indus galima plauti netgi su šaltu vandeniu, tirpdo riebalus puikiai. Saugus ir alergiškas žmonėms. Tai apie šitą priemonę aš jau tik tai jau žiūriu baigėsi ir rašau Ramunę, ar mes dar turim. Nežinau, kad buvo toks laikas, kada šitą priemonę jau buvo galiojimas į pabaigą ir naujos partijos dar nebuvo. Bet čia, žiūriu, labai greitai atnaujino ir mes turime vėl prekyboje. Buvo nuolaida, galbūt jūs ir įsigijote. Bet tiesiog rekomenduoju kiekvienam turėti, nežinau, man šito labai ilgam užtenka, aš tikrai po mažą lašiuką naudoju, nes daug nereikia, tikrai pakankamai gausiai putoju. Kad šitą būtų tiek. Prie viso šito iš eilės šluosti indams. Tai šiuo metu aš pati indus plaunu daug mažiau, nes turiu indaplovę ir laukiu mūsų indaplovių kapsulių, kada ateis į prekybą. Nes buvom per naujienas pristatinėjom, bet šitą šluostę irgi aš turiu ir naudoju. Tai yra dvipusė šluostė, viena pusė minkšta, kita yra tokie siūlai įsiūti, į šitą šluostę yra. Aš nutildysiu. Kažkas kalba. Na va. Šungiam. Taip. Vėlgi galima su šito šluostę plauti ir poliruoti indus. Išbandžiau be jokio ploviklio plauti. Tikrai išima riebalus iš keptuvės, ar tai būtų puodas. Ir toliau ją pačią reikėtų plauti arba su šito indų plovikliu galima naudoti kartu mūsų, arba naudoti su natūraliu paprastu muilu. Irgi be chemijos, nes kad mes nesugadintume paskui jos efekto. Ir į šitos šluostės vieną pusę yra pridėtas abrazyvinis siūlas, kuris jo pagalba mes ir valom puodus, galim nusišveisti. Taip pat su tuo aštria puse galime puikiai nuvalyti jaunų daržovių šitą lupenėlę. Pavyzdžiui, vasarą būna morkos šviežias, bulvės šviežias, ar ne, ir mes norime jas nuplauti, kad švelninti, galima irgi šitą šluostę naudoti. Ji yra nedidelė, bet vėlgi ilgam užtenka, kaip naudosim indams, paviršiams ir pridegusiam maistui plauti. Tai vėlgi yra šluostė indams. Einam toliau. Neklauso iš tos pusės per mygtukus. Neparinksim kitur. Apie šitą šluostę irgi. Aš dabar žiūriu, kad visos šluostės eina iš eilės, ką naudoju, bet viską ir galbūt ir ne visas naudoju. Oranžinę šluostę, aš taip ją vadinu, šluostę kompleksiniai priežiūrai profi. Puikiai tinka minkštiems baldams, odiniams, zomšiniams, veliūrui, plastikui, plienui nerūdijančiam, lygiem fasadams, stikliniam paviršiam, plytelėm ir laminatui. Pirmiausia, kur šią šluostę išbandžiau aš pati asmeniškai, tai savo automobilio odinį saloną valyti. Dabar čia jau nesikėliau, reikėtų surasti, iš tikrųjų buvau pasidariusi nuotraukas ir akivaizdžiai matėsi, kur mergaitė mašinoje sėdin, vaikiška kėdutė, kojytės, dažniausiai spardo tas priekinės mūsų sėdynės ir aplamai tiesiog per laiką užsineša ir
kai galvoju, sakau, pabandysiu įsivalyti. Ir pliusas, visas šluostas, vanduo ir šluostas. Jokių papildomų aš priemonių nenaudojau. Ir išvalo puikiai. Toliau buvo iš klienčių atsiliepimų irgi atsiuntė moteris, sako, aš negalėjau patikėti, ji turėjo tokią seną kėdę, jos tas paviršius buvo toks irgi kaip veliūrinis, tokia įdomi medžiaga. Ir jinai atsiuntė nuotrauką prieš ir po, sako, aš negaliu patikėti, kad mano ta kėdė kaip nauja realiai atsinaujino, išvalęs užšluostė šitą. Toliau voniai naudoti, aš ją naudoju voniai, mano talone tokia maliuota, irgi išsivalau, išplaunu, galima ją ir nusausinti, bet jos paviršius yra kitoksai, negu yra indų šluostė ar tai langų šluostė. Jinai tokia šiek tiek kitoks jos paviršius. Ir taip pat, mačiau mergaitės irgi dalinosi Jūratė, jei neklystu, nematau, ar čia šiandien Jūratė yra. Vaikai buvo pripaišę sienas, mačiau, kaip puikiai išvalė iš tikrųjų, tai čia galėsit irgi vėliau pasidalinti. Tai tikrai šitą šluostę aš naudoju namuose, mašinoje, iš tikrųjų visur aš ją naudoju, valau paviršius, man jinai labai pasiteisino ir ne tik man, ir klientams, iš tikrųjų tik tai mes turime jiems paaiškinti, kurią šluostę ir kaip ją naudoti. Tikrai nesudėtinga, nes naudojam tik tai vandenį. Gerai, keliaujam toliau. Optinių prietaisų ekranų valymo šluostė. Tai vėlgi kas ir turi akinukus, neturi akinukus, naudoja šitą šluostę. Aš ir sūnui turiu davusi, kad jisai turėtų savo patogiai, kad bet kada galėtų akinius nusivalyti. Ir toliau paviršius galima valyti, ekranus ir telefonus, ir akinių lęšiai, planšečių, kompiuteriai, foto ir vaizdo įranga. Tiesiog irgi yra maža mikro šluostė, jos labai ilgam užtenka ir labai patogu naudoti. Tai aš apie ją irgi nesiplėsiu. Iš tikrųjų tikrai man ji labiau patiko, negu aš turėjau anksčiau prie akinių kitokią šluostę, pirkusi optikoje prie akinių kaip buvo. Tai šita man daug patvaresnė. Taip, šita šluostė langam, stiklam turbūt top. Nes šį savaitgalį tai pas mane asmeniškai buvo daugiausiai šitų šluosčių, perkama, parduodama buvo trūkumas, jau man rašė, nes ar tu turi, aš galvoju, aš nespėjau gauti dar tų šluosčių. Ramunė, aš sandėlys jau gavo, turėsim kažkaip dalinsimės. Ir tikrai aš džiaugiuosi, kaip yra smagu, kai klientės pačios sugrįžta, perka po 5-3 šluostės, sako, nes artėja Velykos, aš jau den dovanosiu mamai, sestiai, močiutei, žodžiu, labai graži pakuotė ir mes galime padovanoti. Tai yra stiklo šluostė, kuri ir langams, ir veidrodžiams, ir automobilių stiklams tikrai nepalieka jokių dryžių, nuvalo nešvarumus, dėmes ir įvairius drėgmės likučius. Tiesiog mes nuvalom ir paliekam, nieko nesausinam, viskas yra tikrai švaru ir tvarkinga. Ir pas mane pačią yra dideli langai, yra spintos su veidrodžiais, mergaitė mano irgi dažnai pirštukų rasi, ko tik nori. Ir kai pagalvoju, kiek reikėdavo anksčiau purškiklių ir visokių priemonių sunaudoti ir kiek laiko užima, kol tu vieną sluoksnį nueini, antrą, trečią sluoksnį, kol visus langus namuose praeini, tai šių šluosčių pagalba visų pirmiausia šluostė kainuoja 12,90. Ir aš jau ją naudoju 3 metus, jau man turbūt reikėtų ir naują pasimti. Bet pagalvokite per 3 metus, kiek aš būčiau išleidusi priemonėms, chemijos priemonėms naudoti, o čia aš nekenkiu nei savo, nei savo šeimai ir langai blizga ir namai švarūs ir tiesiog ir ekonomiška ir yra kiekvienam gerai ir padovanoti taip pat. Jo labiau labai man patiko ir mašinoje šitą šluostę turėti, nes dabar visai nesenai irgi buvau nusivaliusi langą. Mašinai taip pat užtraukia langus, jau net nekalbu, kad jie būna purvini, bet iš lauko, išoriškai, tarkim, atrodo nuplaunam, bet viduje būna, kad tiesiog užsitraukia, užsideda toksai riebaliuko sluoksnis, kurį labai sunku nuvalyti, bet su šia šluostė tikrai nėra problemos, nusivalo, pasiliekam ir langas blizga, tviska, netraukia, net atrodo, nebesirenko tie rasos lašeliai arba būna, kad užtraukia langus. Tai apie šitą šluostę aš galėčiau kalbėti, tai yra tikrai produktas, kurio mums laiks nuo laiko trūksta ir prekyboje, nes
sakau, kartais reikia parodyti, aš dabar irgi praeitą savaitę buvau pas klientę, jos darbe, jos ofise, nusivežiau šluostes ir sakau, išvalysim tau langus ir pamatysi tada pati, kaip ta šluostė veikia. Ir kaip tik tuo metu ėjo klientės, nes jis siuvėja yra. Ir sako, kokie čia langai, kaip čia blizga, su kuo jūs čia valėt. Ir aš rodau, žiūrėkit, sakau, su šitą šluostę ir vandą žiūriu, taip pat mane, aš tikrai, tai sakau, va, pažiūrėkit, langą blizga. Tai tiesiog irgi iš karto sako, aš irgi noriu tos šluostės ir tiesiog akivaizdžiai, kad žmogui parodai, kaip jį veikia. Tiesiog mes, jeigu turime, einam pas draugės, nu, draugės dažniausiai jau jos mato, kad mes išsivalom ir visą kitą, bet jeigu yra kurios nebandžiusios ir mes susitinkam išgerti kavos, o kodėlgi ne, dabar pavasaris, galime juk ir langą nuvalyti, kad ir vieną ir du pažiūrėti, parodyti, kaip veikia ta mūsų šluostė, kaip jie reikia naudotis, nes man irgi nesenai viena moteris rašo, sako, kokios čia jūsų to šluostės, nieko gero iš tų šluosčių, nes jos čia tikrai netokios stebuklingos, palieka dryžius ant langų. Sakau, ne, nu, sakau, tikrai jūs naudojat kažkaip ne taip, nes buvo ne vienas atvejis, iš pradžių dar anksčiau iš tikrųjų, kaip paaiškini, kad nieko čia sudėtingo, kad kelis kartus reikia pravalyti tą langą, išgręžti šluostę, turi būti nei per šlapia, nei per sausa, nuvalai ir palieki, viskas. Ir tikrai blizga, čia, kai sakau, nereikia meluoti, yra daugybė nuotraukų, yra daugybė vaizdo įrašų, kaip atrodo langai ir kaip moteris perkasi netgi į valymo ofisus, kurios dirba valymo darbuose. Tai jų nepirktų, aš manau, jeigu jos būtų tokios blogos. Ne? Gerai, užteks apie šitą šluostę. Nes matau, kad jau 19 minučių kalbu. Taip, dabar šluostė žalia, 2 viename. Irgi viena pusė minkšta, kita pusė aštresnė, tinka virtuviai, voniai, svetainiai. Nuvalo purvą, dulkes, riebalus. 2 pusė, minkšta pusė bet kokio paviršiaus valymui nuo purvo, dulkių, riebalų, o šveistukas šveičia elastingos juosteles, įsisenėjusių dėmų šalinimui. Bet iš karto galiu pasakyti, nes buvo vienas atvejis, Ramunė irgi atsimins turbūt, vieną klientą savo garinę, kuri buvo turbūt ten labai riebaluota ir nežinau koks sluoksnis, kur tikrai žinom, kad tai paprastai nenusivalo ir galbūt ten prieš tai reikėtų kažką, tai muilo tą indų ploviklį panaudoti, tiesiog šiek tiek atmirkyti. Ji paėmė su šitą šluostę, nuvalė, nieko nedarys prieš tai ir sako, žinokit, bloga tai jūsų šluostė. Kokia ji baisi liko iš po jūsų. Bet ji nedarė taip, kaip reikia su ja elgtis. Tiesiog ir gavosi toksai rezultatas, kad ji liko nepatenkinta, nors buvo pati kalta iš tikrųjų. Ir tikrai tokių labai senų paviršių, tai jau tikrai gali ir neįkipti, rekomenduoti, man turim buvo ir pastas, tiesiog su pastomis suvalyti ar su indų plovikliu ir tuomet šluostė, jeigu mes norim ją ilgiau išsaugoti, nes sakau, mano langų šluostė tai 3 metai, tos kitos, kurios jau valom, pavyzdžiui, oranžinę šluostę aš apie metus laiko naudoju, paskui keičiu naują arba ją pasilieku taip kažkokiems tokiems nešvaresniems nusivalyti, bet jų užtenka ilgam, aš neskaičiuoju to laiko, nes nežinau, tikrai labai ilgam. Tai šita šluostė namuose irgi labai patogi, žiūriu, ją ir vonioje naudoja klientės ir virtuvėje. Ir dar pamiršau prie langų šluostės pasakyti, kad labai gerai tinka kaitlentėm valyti, sausinti, labai mėgsta. Ir kas turi virtuvės baldai, kurie yra tokie blizgantis. Su langų šluostė taip pat irgi galite valyti. Einam toliau. 2 pusė šluostė grindams. Čia Ramunė galės paskui pasidalinti. Ko ši šluostė? Taip, ji yra nemaža. Dėl patogumo galima pasidaryti, mačiau tokias gumytes ant šluotos šonų užsidėti. Ji irgi vėlgi yra 2 pusė, nepalieka rožų. Valo parketą, laminatą, dangą iš natūralaus akmens, plytelės, linoleumą ir ne tik klientas naudoja sausinti automobilį, kai jį nuplauna, tam, kad jisai greitai dulkių nerinktų. Tai tiesiog tokia praktiška šluostė, yra didelė, vėlgi naudojam tik su vandeniu, be jokios chemijos. Ir šiandien kaip tik pasidalinau nuotrauką, tokia, kur ten taip gražiai blizga, tokios grindys švarios, tvarkingos, tai sakau, vėlgi ekologiškas produktas, super mikrofibra, šitos šluostės pagrindas. Daug nebekalbu apie ją, einam toliau, nes lauksim atsiliepimų. Ir viskas. Pasirodo viskas labai jau greitai.
prabėgau. Tai va, naudokite Tende šluostės, priemonės, turime jų ir daugiau iš tikrųjų, tai būsite ir patys sveikesni ir mažiau išleisite pinigų chemijai nereikalingai. Ir paskui, kad reikia galvoti, iš kur mes tokie prasideda alergijos neaiškios ir nuo ko bėrimai ir taip toliau. Tai viskas yra iš vidaus, nes mes prikaupiam nuo maisto, nuo išorinių visų dalykų. Ir paskui viskas jau vidus susikimša, nebežino, ką daryti, viskas išeina į viršų. Tai tiesiog saugokim save, rūpinkime savo šeimą, savo artimaisiais ir tuo pačiu, pirkdami šitas priemonės, mes dalis pinigų eina į medžių fondą, yra sodinami medžiai, kaip žinote, bus pas mus Pagėgių krašte šiemet, jau bus antrasis miškas Tende ir labai džiaugiuosi, kad mes kiekvienas galime prie to prisidėti. Taip, iš mano pusės tiek, ačiū ir klausau jūsų dabar komentarų, rekomendacijų, ką išbandėt. Gal neišbandėt ir norėsit dabar išbandyti. Galbūt kažkas turi klausimų dėl kažko tai. Tai va, tai dabar, kadangi ta žalia šluostė ir Inesa man priminė tą atvejį, tai iš tikrųjų, tai įsivaizduojat daug metų prikauptas riebalas su dulkėmis. Tai šita šluostė, ta prasme, jinai yra gera, bet jinai skirta tam. Ir mes su Inesa aptarinėjom, sakom, tokį paviršių visų pirma su kažkom tai reikėtų nuvalyti. Bet kad išvengti, ta prasme, konflikto ir panašiai, aš aišku, įdėjau naują šluostę, už dyką, tą išmetėm ir panašiai. Tai faktas, kad jinai ją sugadino. Dabar dėl grindų šluostės. Galbūt ji nėra labai patogi, todėl, kad yra be gumų ir mes jau dabar esame pratę viską valyti su šepečiu, nes ji yra be gumų. Bet aš tai ją užsidedu ir ant šepečio. Aišku, reikia nepatingėti visų uždėti. Mano tėtis tai iš vis yra padarė, žinokit, sulenkė ją į 3 dalis, man atrodo, užlenkė 2 galus tuos, susiuvo ir mama puikiai įkiša savo tą šluotą ir šluosto. Žodžiu, variantų yra milijonai. Dabar aš čia vieną kartą pasidalinau tokiu neblogu, ar ne, aplinkui apsiūta guma. Tiesiog ten kažkokia kita firma siūlė, žinai, savo šluotę, sakau, o, mūsų šluotėms idėja. Tai va, tai žodžiu, bet mes jeigu norim išvalyti kampus, bet kokiu atveju reikėtų valyti ir be to šepečio ir atsiklaupus ir prisiminti biškutį tuos senus laikus, jeigu norim švariai išsivalyti grindis. Tai va, tai tikrai turim atsiliepimų labai daug. Viena klientė juodom plytelėm išsiklijavusi grindis savo namuose, man atėjus sako, koks beprotis turi juodom plytelėm klijuoti grindis. Ta prasme, sako, neįmanoma išplauti, kad jos išdžiūvusios nebūtų kažkokių tai dryžių. Žodžiu, vis tiek neįmanoma. Ir išsivežė tą šluostę, jinai rašo. Kosmosas, tai supras, kad labai gerai, nes jūs neįsivaizduojate, kiek jį tų šluosčių pardavė paskui. Tai vėlgi, labai gerai Inesa sakė, reikia rodyti. Pamatėt žmogų, mes su Jūratė vieną kartą atėjo, kavinės savininkas, pasiūlėm tų šluosčių, jisai sako, ai, ne, mes turim labai daug. Žiūriu, jisai su akiniais. Sakau, duokite akinius. Jisai padavė akinius, mes jam nuvalėm, sako, gerai, vieną duokit šluostį. Išsinešė, tada iš Jūratės užsakė dar 4, jeigu neklystu, nors turi šluosčių. Tai vėlgi sakau, rodyti. Mes su Rasa nuvažiavome į Šakius, ten veidrodis buvo, aš apdėjau rankom, ten moteris, kuri vakar nusivalius veidrodį žiūri, taip, aš tik sušlapinau, nuvaliau, nudžiūvo, šluostės ėjo kaip su kojom. Ir suprantat, iš lūpų į lūpas. Pusę Pagėgių mama apdalino, vien tik tai parodžiusi savo draugiai, tarkim, Erikai, ne? Erika savo draugiai, ta kita draugė savo draugiai. Ir va, kaip Inesa sakė, labai nuostabi, dabar Velykos artėja, tai reikia ant to trupučiuką pavažiuoti, ar ne? Tai va, tai aš nežinau, mano atsiliepimai būtų tokie. Ir jeigu dar apie oranžinę, tai Jūratė netgi minkštus baldus ir mažoji jos tušinuku buvo apibraižiusi baldus, šviesius minkštus. Tai Jūratė su ta oranžinė šluostike išsivalė tos baldus. Ir kai vienu metu nebuvo šitų šluoščių stiklų, buvo, pas mus vis būna, kad nebūna. Tai Olga man sako, tai su to oranžinė valyti reikia. Pamėginau. Jo, tikrai aš ten parašiau čia biškutį, kad, neblogai, tikrai neblogai, tikrai nereikia blizginti. Aišku, tai yra ne tas, va, būtent stiklams, tai yra fantastiška šluostė ir jinai yra nepakartojama ir ne tik stiklams, bet ir blizgiems baldams ir ne tik virtuvinėmis, bet jeigu jūs neturite blizgius baldus, viską galima valyti ją.
Viskas, aš baigiau, gal dar kažkokio atsiliepimo. Laukiam, gal kažkas norės. Nekalbu šiandien. Nekalbus. O aš atsiminiau, kad dar irgi kažkas tai sakė, kad langų šluostę valo akinius. Sakė, man geriau nuvalo negu ta mažytė, kur yra akiniams. Sako, nu viskas, nesvarbu, kad jie didelė, bet, sako, niekas taip man jų nenuvalo, kaip šita šluostė. Tai va, čia tikrai gyvi atsiliepimai. Ir aš mamą irgi plaunu akinius, mes ten plaunam, aš nusipirkau tą aparačiuką plauti, mama sako, žinai, sako, nu, aišku, aš jai parodžiau, sako, dabar aš, sako, tik su šita šluostė. Kai nori nusiplauti akinius, sudrėkinai, nuvaliai, lygiai taip pat akiniai nudžiuvo. Jeigu su tausa biškutį reikia patrinti, bet, nu, žodžiu, tai universali. Taip, būtent. Tai nebent dar labai trumpai apie bilietus tada gal, ar reikia. Nežinau, mažai čia šiandien matau mūsų pasijungia. Nu, matai, jeigu niekas nenori pirkti, va, pavyzdžiui, Rasa, jeigu Tomui neperka, tai tada, supranti, nes tam aš daisiu iki to paskutinio žingsnio ir aš negaliu jo pabaigti, parodyti, nes, nu, aš jau esu nusipirkusi. Tai va, būtų gerai, kad kažkas, nu, bet turime ten tų filmukų, ne vieną padarę. Ir aš buvau ir nuotraukas padariusi dar. Jo, ir sakau, nu, nėra ten sudėtinga, svarbiausia dar kartą priminti, kad įeinam į tą, galim pasidalinti tą nuorodą, ar ne, tenai yra pirkti bilietą ir viskas, suvedė ID, pasirašai, kad nori vieną bilietą ir mokam čekiškais pinigais, tai biškutį geresnį kursą konvertuoja ir viskas. Tai va. O gal kažkas turi neigiamus, ta prasme, galima juk dalinti. Galbūt gavot kažkokių komentarų, mes gal galėsim, gal paantrinti kažką galėsim. Nes, nu, va, kiek mes jas turim, nu, aš negavau tų tokių blogų komentarų, bet galbūt kažkas yra. Matai, nieko gero čia tas tavo šluostas, kažkas parašė, tiesiog, žinau, nu, nesvarbu, kad ne iš manęs pirko, bet aš, kaip sakant, jau turiu tų argumentų, nes, nu, nežinau, pas mane ir tų nuotraukų yra, ir pačios namų, ir ten ir spinta fotografuota, ir tiesiog ir langai, ir prieš saulę, ir ne prieš saulę, tai sakau, jau man tiesiog, nu, aš galiu tam žmogui netgi langus nuvalyti, jeigu jis norėtų, kad tikrai ten, bet čia būna tokie, žinot, toks, nu, čia buvo gal principo, toks komentaras. Jo, ir žinai kaip, svarbiausia, šluostė turi būti švari. Svarbiausia, jeigu ir vanduo švarus, kuriuo mes valom, būna kartais, kad ten, tarkim, kibire, ar ne, mes antrą kartą, trečią kartą gręžiam, tai jau tas pats vanduo yra nelabai švarus, tai galbūt jis išdžiūvęs ir gali kažkiek tai tų dryžių matyti. Svarbu labai švarus vanduo, gerai išplauta šluostė ir gerai išgręžta šluostė, ne? Ir jas prižiūrėti, nepaminėjau, kad tiesiog su paprastu muilu plauti, jeigu norim, kad tikrai ilgai tarnautų, nors žinau, kad kažkas ir skalbimo mašinai plovė, sakė tikrai, va, viena čia man irgi klientė sako, žinok, nu, kai jau išplovau skalbimo mašinai, nebe taip man jie valo, aišku, sako, aš jau ją naudoju ilgokai, tai jinai pirko naują, sako, tą pasidėsiu tiesiog, sako, nusausinimui ir valymui, bet jinai norėjo jau naujos. Taip pat jis sako, aš pati turbūt sugadinau. Dabar žiūrėkit, aš biškai prisijungsiu. Aš langų šluostę naudoju 4 metai gal. Ir skalbiu skalbimo mašinoje ir man labai gerai langus valo. Ja, gali būti, sakau čia. Tikrai, aš dar net nežinojau, kad ten yra iš TND, nes man paskui tik Rasa pasakė, ne Rasa, o iš tikrųjų teta. Ir aš ją nežinau, aš ją visą laiką skalbiu skalbimo mašiną. Ir iki pačioliai dar plauna švariai langus. Dabar, va, tik tai susisakiau naują. Jau 4 metai yra. Nu va. O, aš dar kažką norėjau sakyti apie šluostą. Kol tu sugalvosi, aš irgi pasakysiu, kad aš skalbiu visą šluostą su skalbimo mašina, nes aš jau tikrai čia nevargstu su tom rankom ir muiliukais. Man jos valo ir iš vis tai dar turiu labai blogą atsiliepimą, nes ta šluostė skalbiu su skalbimo mašina 3-4 metai ir jinai vis tiek gerai valo. Tai mes jau visą Lietuvą baigiam aptargavoti. Aš sakau, taip. Kas paskui iš mus pirks, nesuprantu. Per ilgai naudojam. Kiek jinai gali laikyti, nu? 100 metų. 100 metų be šių metų. Nu, tai va, tai, o dabar Nes iš prisiminiau, tikrųjų mano yra kaip nauja vis dar. Vaida, matyt, Aš dabar susisakiau vien dėl to, kad akcija buvo, nes šiaip man da jos keisti net nereikia, iš tikrųjų.
Tai va, Aš ją skalbiu, su šlapiu vandeniu sudrėkinu ir vėl valau. o jeigu jau nusprendėm, va, kaip Inesas ta draugė, kad sako, pasilikau tą biškutį, tai tikrai lauko pusės langų su jie nevalia. Aš tai visą laiką nusivalau su kita šluose, tai va šitą šluosę galim pirmąją padaryti pirmam sluoksniui, antrą, nes jeigu jau mes nuvalysim, jau reikia būti protingam, sakau, kaip ta moteris riebalą bandė valyti, kur ten prikepė yra, tai lygiai taip pat, jeigu mes nuvalysim lauko langus iš po pavasario, tai ko tikėtis? Tai aš nusivalau ten normaliai, iš po žiemos, o taip jau trunkibiškai, ne, ten bent jau lauką, kur nusivalyti. O šiaip tai 10 minučių ir visi langai nuvalyti. Nei 10 minučių nereikia. Ne, labai greitai iš tikrųjų, tai sakau, kaip sutaupo laiką ir kaip man patinka dabar tvarkytis, valytis, kai reikia langus, jau tiesiog nebegalvoju, čia pusę dienos reikės tos langus valyti, sausinti ten dar vienuškai, jie blizgėtų, būtų švarus ir taip toliau. Ir sakau, vien dėl to, kad ir ekonomiškai pinigų, Smagu dirbti. Tiesiog, tai jie tikrai nekainuoja labai daug, o kas nenori, tas tegul neperka, bet nežinau, mes jeigu tokiais kiekiais parduodam, kaip dabar, kad jos keliavo, pavyzdžiui, sakau, man 2 dėžės per 2 dienas iškeliavo ir dar keliauja ir dar šiandien rašo, nes, ne visi pamatė, iš tikrųjų, sako, kiek kainuoja, tai sako, aš noriu 2, aš noriu 3, aš noriu dovanų, man palik Velykoms, tai va, sakau, Velykos artėja. Kas ieško dovanų, tai tikrai pirkite mūsų šluostes. Ir jos bent jau bus toks dalykas praktiškas, kurio neišmės žmogus. Ir bus kas dar kažkas. O dabar ne eteriui reikia pasakyti. Išjungiau rašymą. Aš jau išjungiau prieš tai. Išjungiau. Tiksliai. Išjungiau jau, kai prasidėjo nuo blogų kažkaip, tu pataikai. Reikia sakyti, kad šluostė galioja metus. Tai va. Ne, aš išjungusi jau esu ir liko 4 minutės, taip matau, tiesiog nebent. Tai ką? O man žinot, kas jau kada išjungia įrašymą, tai, pavyzdžiui, nežinau, ar aš su ta enziminė pasta nemoku elgtis, bet, kaip sako, kad ten, kai tu sakai, šaukštelio, kad užtenka ir išskalbti mašiną, tai nevelniu. Aš pavyzdžiui, juos ten gerai spaudžiu, kai jinai man išskalbtų. Bet pas tave ir yra 4 kg, pas tave 8 kg. Tai gerai, tai jeigu šaukštelio mažai, tai man šaukšto užtektų dideliai. Aš dedu šaukštą, bet aš, matai, Rasa, pilu to skalbiklio dar. Tai papildomai kažką pili, bet aš tik su pasta tai įvarau daug. Aš šaukštą maždaug, ten daug nespaudžiu į vidų. Ir dar tada to mūsų ekologiško, kur yra butelis, aš to įpilu šiek tiek dar skalbiklio. Aš čia pas mane daro. Kas? Ramunė sakė, pasidalins apie pieštuką ir džinsus. Čia mes jau padarys filmuką. Tikrai paskui vėliau. Tai tos visas priemonės, kai sakau, aš nebandžiau dar valyti tų paviršių jokių, nes reikės išbandyti. Norėčiau dabar irgi. Ir dar, priklauso nuo to, kiek rūbų įdedam Rasytę. Nes, iš pirmo žmogaus girdžiu, kad neišskalbia. Mama dievina, Rita dievina. Aš, kad taip jau dievinti kaip mama tikrai ne, bet kad neišskalbtų, irgi negaliu pasakyti. Ta prasme, jinai išskalbia, bet kad, ta prasme, kad ten viską, man tas keistas skalbiklis žymiai labiau patinka. Tikrai geriau rūbų išsiskalbiam. Tai va, gal dėl to, kad aš pilu ir to, man gaunasi geri tie, nes aš tą skystą pas mane buteliai va. Aš iš tos depoinus Ramunė matė po 5 butelius susakau, nes, iš tikrųjų, kiek reikia, jeigu šeimas turim, tai ne po vieną gyvenam ir kiek reikia tų priemonių. Tai sakau, čia netgi sutaupai depoinais, įsikeitęs, kiek sutaupai, o 5-6 buteliai, aš imu to, ko man reikia, va šeimai, plauti, skalbti, ten tą pastą, ten dar kažką. Ir nebegalvoja, ir iš tikrųjų, kai sakau, tikrai turim geras priemonės, negailėkime savo tų ekologiškų, aš tų kvapų nepernešu visų minkštiklių iš tikrųjų, nes jie perdėti yra cheminiai tokie, kad, negaliu, aš jau, buvau kažkada nupirkus, atsimenu, vyrų rūbus, kad, nori jie ten tų kvapų, aš negaliu namuose laikyti, aš turiu kažkur sudėti, nežinau, kad aš jau neužuoščiau, nes ant tiek anksčiau atrodo taip labai intensyviai nekvėpėdavo. Dabar tai yra, nežinau. Mes žinau, kad pratom nuo šitų kvapų. Gali būti, tai sakau, 6 metai. Jo, aš paprasčiausiai paberliuko purškalas toksai būdavo, atsimenu, voniai purškinu, kaip ir normaliai būdavo. Dabar čia ne per seniausiai, dar iš kažkokių biškį senesnių laikų aš jį turėjau, prieš kokį gerą pusmetį papurškau. Kvėpuot neina, dūstos ten toj vonioj. Pasenai? Paseno? Ne tu pasenai, jau purškals paseno.
Ne, mes atpratę esam. Tanė sakė, išvažiavo iš Švediją, tai sakė, ta prasme, viskas tai kaip ir būtų gerai tose valymuose. Bet sakė, aš negalėjau valyti šitom, nes mes esam pripratę prie tų nekvapių ekologiškų produktų. Ir sakau, vaistai kainuoja dar brangiau, gydytis kainuoja daug brangiau, geriau jau nesusirgti, geriau naudoti tokius įklotai ar ne mūsų, šitie prausikliai, plovikliai. Tai Taip, sakau, taip, mes kiek labai daug sutaupom sveikatos atžvilgiu. Be abejo, kai pagalvoju, kiek būna visokiausių problemų ir tikrai čia mes turim tokį asortimentą, kad tikrai daugumai tinka ir pritinka, kas ieško ir ypač pasakau mamos, kurios augina alergiškus vaikus, tai yra tikrai išeitis ir čia yra ne vienas ar ne du. Tik tai gal mes tikrai kalbam apie jūs. Na? Turim 1 minutę, Kristina įsijungus mikrofoną. Greitai kažką nori pasakyti. 1 minutė. Taip, laukiam, dar gali drąsiai. Žinokit, valau su pastatą darbę. 2 savaitės valydavau langus, tai praeitais metais per dieną visus nuvaliau. Tai šitą šluostymą, kiekvienais metais galvodavau, o Dieve, jau tos langus reikės valyti. Tai šiais metais atsipūtus, man jokių problemų pavasaris. Tik tiek, kad ten kitų priegauti labai negalima. O šiaip, su sena šluostė, pirmą nuvalai iš lauko, o paskui su šitą, tik tai pereini ir viskas. Taip. Girdėjau, tavo draugės matė, ne? Kristina, matė draugės, kaip tu čia dirbai, ne? Kad